Respublikinės kelių policijos pareigūnams ne per seniausiai pavyko nufilmuoti vieną motociklininką, matyt nusprendusiai nelaukti europinių greitkelių Lietuvoje tiesimo. Leistinas greitis 100, 90, 70. Leistinas greitis 70. Štai motociklas dabar jau beveik 40 km per valandą viršė leistiną greitį. Užfiksuotas greitis 197. Pradėjus bėgti, adrenalino kiekis kraujyje padidėja. Žmogui tai yra atrakcija šiokia tokia ir aišku bandymas išvengti atsakomybės. Štai čia matyt jau ir policininkai suprato, kad netaip lengva sustabdyti 70 km per valandą leistiną greitį viršijusį motociklininką. Sūduva 5-0 skambina, pas jūs ant kelio stovi ekipažas. Nuo Pravieniškių link Kaišiadorių. Motociklininkas važiuoja link Vilniaus, reikia sustabdyti. Policijos radaras fiksuoja beveik 100 km per valandą daugiau nei leistina. Už tokį pažeidimą galima netekti ir teisių. Motociklas pavojingai važinėja. Motociklas stabdomas. Motociklas bėga. Sūduva 5-0. Dabar prie jūsų ekipažo turi būti tas motociklas. Gerai, dabar prie pat jų turi būti kažkur, nesmirksi mums važiuojant paskui. Praneškit, kad būtų labai atidus ir stabdytų atsargiai. Štai tolumoje matosi policijos automobilis, kuris turėjo užkirsti kelią sprunkančiam motociklui. Kažin, kaip jam sekėsi. Sveiki, pana. Stabdėt motociklą? Ne dar. Jis nepravažiavo pro mumi. Nepravažiavo? Ne. Nepravažiavus nusuko kažkur tai. Motociklininkas vos kelių kilometrų atkarpoje tarsi išgaravo. Matyt, bėglys turėjo rimtų priežasčių rizikuoti.